Naujajame testamente egzistuoja du krikšto tipai, kurie labai būtini ir labai svarbus kiekvienam krikščioniui ir kiekvienam žmogui, kuris seka paskui Jėzų Kristų. Pirmą krikšto tipą mes jau apkalbėjome pirmoje video dalyje. Tai vandens krikštas, pilnas žmogaus panardinimas po vandeniu. Mirštame senajam savo gyvenimui, prisikeliam naujam gyvenimui Kristuje. Tai sandora su Kristumi. Mes sudarome sandorą su Dievu. Priimame jo auką kaip mūsų išpirkimą. Pažadame gyventi švaria sąžine iki savo gyvenimo dienų galo. Antras tipas tai yra krikštas šventąja dvasia po vandens krikšto. Bet noriu pažymėti, kad krikštas šventąja dvasia nutinka kartais dar iki vandens krikšto, todėl kad Dievas mato žmogaus širdį ir savo antspaudą ant žmogaus gali uždėti dar iki vandens krikšto. Bet kai žmogus gauna šventosios dvasios krikštą, paprastai jis greitai priima ir vandens krikštą. Pažiūrėkime į šventosios dvasios krikštą šiek tiek detaliau. Kai Jėzus priėmė vandens krikštą, ant jo nusileido šventoji dvasia balandžio pavidalu. Tai faktiškai turėjo mums parodyti, kas turi nutikti po vandens krikšto. Kai Jėzus padarė tai, dėl ko atėjo, numirė ant kryžiaus, išpirko mus iš nuodėmės, prisikėlė ir buvo paimtas į dangų, atgal pas tėvą. Bet jis pasakė mums, kad ateis šventoji dvasia, tas, kas jūs išmokys visko, primins jums viską ir gyvens pas jūs, jūsų kūne. Paprastais žodžiais tariant, kai Jėzus buvo paimtas į dangų pas tėvą, jis mums davė šventąją dvasią, dalelę savęs, kuri gyvens krikščionyse ir ves ir mokys juos. Šventąja dvasia jūsų negali pakrikštyti nei joks žmogus, nei koks kitas krikščionis. Sprendimą krikštyti jūs šventąja dvasia duoti jums dalelę savęs, kuri gyvens pas jūs, pastatyti ant jūsų savo vaiko ir savo bažnyčios antspaudą, šitą sprendimą priima pats Dievas. Šitą sprendimą priima tik jis, kada ir kam duoti šventąją dvasią. Kaipgi Biblijoje ir naujosios sandoros krikščionis žinojo, kad yra pakrikštyti šventąja dvasia. Šventosios dvasios krikštą visada lydėjo ženklai. Tai maldos kitomis kalbomis. Jos yra, jos egzistuoja. Angeliškos ar žemiškos kalbos, kurių jūs anksčiau nemokėjote. Absoliučiai visi naujosios sandoros krikščionys, gavę šventąją dvasią, pradėdavo melstis kitomis kalbomis. Tuo momentu, kai ant jų ateidavo šventoji dvasia, jie pradėdavo melstis kitomis kalbomis. Ir tai pasilieka pas jūs visam laikui. Maldos kitomis kalbomis bus visada, nes šventoji dvasia pradeda gyventi jumise ir meldžiasi per jūs. Tai procesas, kurio jūs negalite kontroliuoti. Tai ne tai, ką jūs galite pasakyti patys, ar įjungti ir išjungti, kada jūs norite. Šventoji dvasia meldžiasi per jūs. Dovana maldos kitomis kalbomis būna pas visus krikščionius, kurie gavo šventąją dvasią. Tai ne atskira dovana, kuri gali būti arba gali nebūti. Jei žmogus krikštytas šventąja dvasia, jis būtinai meldžiasi kita kalba. Tai dovana ir ženklas kiekvieno krikščionio pakrikštyto šventosios dvasios. Visos kitos dovanos, kurias gauna krikščioniai, pagal tai, kaip nusprendė Dievas dėl tarnavimo bažnyčioje ar kitiems žmonėms, gauna skirtingas. Jos taip pat aprašytos ir parodytos Biblijoje. Tai dvasių atskirimas, pranašavimo dovana ir taip toliau. Jos skirtingos. Ir tik Dievui spręsti, su kokia dovana jūs tarnausite. Šventosios dvasios dovana tai antspaudas, kuris dedamas ant jūsų. Tai ne tai, ko jūs galite norėti arba nenorėti, būtina arba nebūtina. Tai sekantis dalykas, kurį turi gauti kiekvienas krikščionis, kuris stoja į sandorą su Dievu ir pradeda savo krikščionišką gyvenimą. Šventoji dvasia buvo anksčiau, kai Jėzus pasakė, kad jis ateis ir bus, ir jis yra dabar,
iki to momento, kada bus paimtas kartu su visa Jėzaus bažnyčia prieš pasirodant Antikristui. To niekas neatšaukia ir jokia konfesija ar doktrina negali paimti ir atšaukti, jei pats Dievas to neatšaukia. Tai yra ir dabar, ir šiandien. Melskitės dėl šventosios dvasios krikšto, jei jau turite vandens krikštą vandeniu. Laukite, tikėkitės. Apvalykite savo širdį, laikykitės Dievo, žiūrėkite į jį. Jūs turite pastatyti Dievą į pirmąją vietą, visa kita seks paskui ir stos į savo vietas. Prisiminkite, sekite tik paskui jį, tai jūsų kelio vedlys į teisingą pusę, o šventoji dvasia tai tas, kas duos jums jėgų, žinių, kas jūs mokys, todėl kad šventoji dvasia ir parašė šventuosius raštus. Jūs pradėsite geriau suprasti Bibliją, jūs viską pradėsite geriau daryti, jūs tapsite tikrai stipriu krikščionimi, kuris ims augti dvasiškai savo tikėjime ir krikščionybėje. Šventoji dvasia tai pats Dievas, kuris gyvens jumise. Šventoji dvasia tai ne jėga, tai asmenybė ir Biblija mums apie tai kalba. Tai trečioji asmenybė – Tėvas, Sūnus ir Šventoji dvasia. Jei jums kas nors pasakytų, kad tai kažkokia Dievo jėga, tai prieštarauja raštams, tai nekrikščioniška, tai kažkas kita – erezija. Pakartokim dar kartą. Yra du tipai krikšto Naujajame testamente, kurie yra labai būtini ir reikalingi kiekvienam žmogui, kuris seka paskui Jėzų Kristų. Tai vandens krikštas, fiziškai panardinant žmogų į vandenį, kurį jums gali suteikti kiekvienas krikščionis, be jokių užimamų pareigų. Tiesiog krikščionis, kuris yra pats krikštytas ir seka paskui Jėzų Kristų, jis gali jūs krikštyti. Antras – tai krikštas šventąja dvasia, kurį asmeniškai duoda pats Dievas, Jėzus Kristus. Melskitės, prašykite šito, todėl kad tai Dievas žadėjo mums. Tai antspaudas, kad esame jo, Dievo Tėvo vaikai.